Valstybė valstybėje pasirodo Lietuvos Respublikoje yra suvereni Lietuvos valstybė, turinti netgi prezidentą. Prezidentas kviečia ne tik kurti suverenę Lietuvą, bet ir registruoti žmonės į taikos palaikymo Lietuvoje karo policiją. O už tai žada rankas sumokėti net 2000 eurų. Ypač laukia žmonių turinčių ginklų. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad nors tokiems žmonėms galbūt reikalinga psichikos sveikatos specialistų konsultacija, juos stebi ir Valstybės saugumo departamentas. Ačiū žinių vedėjui už pristatymą, bet ir pats dar prisistatysiu. Sveiki, gerbimi Lietuvos valstybės žmonės. Su jumis sveikinasi Lietuvos valstybės prezidentas Alfonsas Norvaišas Kazio. Noriu pabrėžti, valstybės, ne respublikos. Laisvė! 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 Pakeliam rankas viršų! Apie 100 žmonių prieš 2 metus rugsėjį susirinkę ant Šatrijos Piliakalnio Telšių rajone skelbėsi besibūrintys į organizaciją, kuri padarytų Lietuvą suverenę nuo teisėtai išrinktos šalies valdžios ir teisėtų institucijų. Atsiprašau, ponia vedėja, kur jūs matote Lietuvos Respublikoje teisėtą valdžią? Patys save suverenais įvardyję asmenys teigia nepripažįstantis kovo 11-osios akto Lietuvos konstitucijos įstatymų. Vis dėlto prigimtinėje teisėje galima ir nesirinkti jokios valstybės. Būtent tai yra pilietybės ir galima gyventi būtent žmogumi ir turėti savo suverenią valstybę. Būtent aš toks esu nuo 90 metų kovo 11 dienos. Ačiū! Ačiū! Kad neturi pilietybės, tuomet teigia su drąsos keliu į Seimą bandęs pakliūti ir save pasaulio suverenių žmonių valstybių organizacijos vadovu paskelbęs Arvydas Balčius. Tiesa, vyras kovo pradžioje iškeliavo Anapilin, dabar jo pareigas perėmė ir susikurtos suverenios nepriklausomos Lietuvos valstybės prezidentu pasiskelbė Alfonsas Norvaišas. Čia dar buvo priekaištų, kad aš pasiskelbiau prezidentu. Tai noriu pasakyti, aš nepasiskelbiau, mane žmonės paskelbė. Ir kaip nekeista, pirmasis istorijoje buvau žmogus, išrinktas 100% taip ir ne vieno ne. Norvaiša dalinasi ne tik, jis neva yra Lietuvos valstybės galva, kad Lietuvos žmonėms gresia išnykimas. Pasaulio sveikatos organizacija ir gaidžių iškrypėlių valdžios visame pasaulyje nori išimti žmogaus teisės ir orumą ir padaryti nuosavybę. Apie tai gavome informacijos iš vieno pilietiško Lietuvos piliečio. Tad anot Norvaišos lietuvių tautos laukia liūdna lemtis. Iki šiol buvote namų ūkio gyventojai, o vėliau tapsite gyvūnais ir su jumis galės pasielgti taip, kaip su gyvūnu, kuris bus utilizuotas, kai nebebus naudingas iškrypėliams. Rusijos tinklapiuose besireiškiantis į Rusiją garbinantis Norvaišas kviečia žmonės registruotis, kuriant taikos palaikymo Lietuvos teritorijoje karo policiją. Mažiausiai reikia 300 000 žmonių. Наши парни из простых, без цепочек золотых, вот таких золотых. Танцует Россия и плачь Европа, а в Украине полная, 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 полная жопа. Tam tikslui yra priimtas sprendimas visiems mokėti atlyginimą nuo 2000 eurų į rankas. Tačiau kas priėmė sprendimą mokėti tokius pinigus ir iš kur pas vos kelių peržiūrų internete sulaukianti Norvaiša tokie pinigai, jis nesako. Mes negalime valstybinių paslapčių atskleisti visiems, bet nepergyvenkite Lietuvos valstybės žmonės. Pinigai įmami tikrai ne iš teroristų ir ne iš Rusijos. Jis kviečia ir žmonės turinčius ginklus. Tie, kurie turite ginklus, taip pat praneškite registruodamisi. Tiesa, tuo pačiu ir pats prašo jo organizaciją sušelpti pinigais. Pervedus mums 100 ir daugiau eurų, visi pinigai bus grąžinti eilės tvarka, tik dėl palūkanų spręsime atidavimo dieną. Šiai dienai jau yra priimtas sprendimas, visi, kurie prisideda prie Lietuvos valstybės kūrimo,
procentai bus mokami sekančiai. Iki 10 000 eurų 8% metinių palūkanų. Nuo 10 iki 100 000 10% metinių palūkanų. O virš 100 000 eurų mokėsime 12% metinių palūkanų. Tiesa, neva tautos vardu, kaip patys įvardyja, prieš Vašingtono korporaciją veikianti organizacija kaltina Ameriką netgi sukėlus žemės drebėjimą Turkijoje ir Sirijoje. Deja, mes nekaltiname Amerikos žemės drebėjimų sukėlimu, tik leidžiame žmonėms pasakyti savo nuomonę. Todėl prašau šį teiginį pasilikti savo. Ir aiškina, kaip tai įvyko. Juoda energija strėlės pavidalo lėkė į tą vietą, kur yra Turkija. Ir po to įvyko tas žemės drebėjimas. Organizacija skelbia ne tik šias, bet ir žinoma su vakcinomis nuo COVID-19 susijusias sąmokslo teorijas. Kviečia užsukti ir jūsų gramatinėmis klaidomis sukurtą puslapį, kuriame teigiama, kad pasiskiepiję 3 doze žmonės turėtų išsitirti dėl AIDS. Čia ne sąmokslo teorija, o rimti moksliniai teiginiai ir didžiuojusi, kad per visą tą laiką, kol jūs meluodami žmonėms kišute ale vakciną, aš daug žmonių atkalbėjau. Ir tie žmonės man dabar labai dėkingi. Aš esu energetikas, reikia meistras mokytojas. Ir aš netgi šitą energiją, tai yra dieviškoji energija, aš ją bandau apsaugoti. Ir šitą kanalą, ir tuos žmonės. O dabar tikrai, galbūt tai yra daugiau psichinės sveikatos būklės specialistų klausimas. Tikrai mes negalim niekam uždrausti pasiskelbti savęs pasaulio karaliais, Lietuvos karaliais ar kur nors kitu. Žmonių teisė tai daryti. Aišku, teisė tokia vidutiniška, Bet vis vien, anot Kasčiūno, tokius veikėjus, tarp kurių draugų ir gerai valstybės saugumo departamentui ir generaliniai prokuratūrai žinoma Erika Švenčionienė, neabejotinai stebi saugumo tarnybos. Jeigu yra organizacija, kuri peržengia ribas ir iš tikrųjų susideda ginklavimasis ir būrimasis į organizuotą struktūrą, tai žmonės jau pretenduoja į baudžiamąjį kodeksą. Mes esame ne organizacija, įsikalkite į savo galvas. Mes esame teisėta valstybė, o jūs esate laikini ir galite baudžiamąjį kodeksą pradėti studijuoti, nes jums jo prireiks, kai būsite teisiami ir matysime, ar jūs ateisite į pokalbį balandžio 20 dieną, ar kaip jums įprasta slėpsitės už krūmų. Dar noriu paminėti, kad dėl psichiatrinės būklės jau išsiaiškinau ir psichiatrai Kasčiūną pavadino tik valytojų. Todėl dar sykį noriu priminti, kad už manęs ir mūsų žmonių persekiojimą grėsia kiekvienam asmeninė atsakomybė. O kas liečia ginklavimosi, tai noriu jūs nuliūdinti. Jūs pavėlavote. Mūsų ginkluotė ir žmonės jau tokie stipri, kad jeigu elgtumėmės kaip parsidavėlis tautos išdavikas Landsbergis, tai jūs visus parsidavėlius paimtume per kokį pusvalandį, o NATO ir naikintuvai net nespėtų nuo žemės pakilti. Tai noriu dar sykį paminėti, kad mes neužgrobėjome jokios valstybės. Mes tik remdamėsi teisės viršenybę, sąžinę ir dorą, vykdydami žmonių valią, įkūrėme Lietuvos valstybę, kurią ir toliau kursime ir tobulinsime. Organizacija teigia vienijanti 50 000 narių, tačiau savo kanale YouTube jos įrašai turi vos keletą šimtų peržiūrų. To gėdingo kanalo jau nebeturime, nes jie mūsų išsigando ir ištrynė mūsų kanalą. Bet mums nusmurgusių žiūrovų ir nereikia. Mes bendraujame rimtesniais kanalais, kurių valytojai net nežino ir nemato. Jie mato ir žino tik tai, ką mes norime jiems parodyti. Dar norėčiau tada pridurti dėl pinigų. Matote, pinigų aš asmeniškai kaip valstybės vadovas jau esu pasirašęs sutartis, ne su viena pasaulio šalimi. Ir reikalui esant, net šiandien galiu nupirkti Lietuvą kelis kartus. Bet mūsų tikslas kilnesnis ir bandome savais pinigais išsiversti. Bet jei nepavyks, tad teks naudotis kitų šalių teikiamomis paskolomis. Galiu nuraminti pakvaišusius teroristų gerbėjus, paskolos pasirašytos ne su Rusija ir ne su teroristinė Amerika. Tai noriu palinkėti saugumo tarnyboms užsiimti savo daikčiukais namuose,
o ne kištis į rimtos valstybės reikalą.